Sveiki gerbimieji! Daugumai iš jūsų yra žinomas Lietuvos nepriklausomybės karas arba Lietuvos nepriklausomybės kovos, kurios vyko 1919–1920 metais. Pasibaigus karui 1922 metais Lietuvos kariuomenė įsakymu konstatavo, jog faktinės kovos su Raudona armija prasidėjo 1919 m. sausio 5 d. ir baigėsi 1920 m. sausio 5 d. Su bermontininkais faktinės kovos prasidėjo 1919 m. Liepos 26 d. ir baigėsi 1919 m. gruodžio 15 d. Su Lenkijos kariuomenė faktinės kovos vyko nuo 1919 m. balandžio 18 d. iki 1920 m. gruodžio 1 d. Taigi iš viso Lietuvos nepriklausomybės kovos tęsėsi 697 dienas. Bet ir kiekvieną dieną vyko intensyvūs karo veiksmai. Karo istorikas Gintautas Surgailis vienoje iš savo knygų yra pateikęs, kiek dienų kovėsi Lietuvos kariuomenė su atskirais priešais. Kolega įvertino karinių veiksmų mastą su atskirais priešais, tačiau nebandė jų sujungti į atskirą sisteminį palyginimą. Tai mes pabandėme padaryti su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto kolega, mokslo darbuotoju daktaru Mindaugu Sereičku. Taigi, pabandykime įvertinti Lietuvos nepriklausomybės kovų intensyvumą. Pirmiausia, norime pristatyti Lietuvos nepriklausomybės karo geografinį pasiskirstimą, tai yra kokiose teritorijose vyko kariniai veiksmai. Jau minėtas kolega daktaras Mindaugas Sereičikas, rengdamas savo daktaro disertaciją Civilių gyventojų ir Lietuvos kariuomenės sąveiką 1918–1923 metais, daktaro disertacija buvo apginta 2023 metų pabaigoje, atliko tyrimą ir atrinko maždaug 1000 Lietuvos kariuomenės ir skirtingų paminėtų trijų priešų susirėmimus pagal metodiką, atmesdamas nereikšmingus susišaudymus, patrulių ir sargybos postų. Matome žemėlapyje sužymėtas vietas, kuriuose vyko kariniai veiksmai. Jeigu šios duomenys perkelti į 1923 metų Lietuvos valstybės paskirstymą valsčiais, mes matome raudoną spalvą pažymėtus valsčius, kuriuose vyko kariniai veiksmai, ir žalia spalva pažymėtus valsčius, kuriuose intensyvūs kariniai veiksmai nevyko, bet tai nereiškia, kad tos teritorijos nebuvo užėmusi priešiška kariuomenė, kad per jas nežygiavo Lietuvos ar priešų kariuomenės. Tačiau nevyko intensyvūs kariniai veiksmai. Šios duomenys dar kartelį įvertinus kitų pjūvių galime konstatuoti, kad tarpukario Lietuvos valsčiais maždaug 56% valsčių arba teritorijos priskirti namų frontui. Jeigu tai imti plotų, tai yra šiek tiek daugiau nei pusė Lietuvos. Jeigu tai yra gyventojais, tai vėlgi šiek tiek daugiau nei pusė Lietuvos. Jeigu žemės ūkiais, tai šiek tiek daugiau nei pusė Lietuvos nepatyrė tiesioginių karinių veiksmų nepriklausomybės karo metu, ir maždaug 44–48% valsčių, ploto, gyventojų ir ūkių patyrė nepriklausomybės karą tiesiogiai, kad jų teritorijoje vyko kariniai veiksmai tarp Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos priešų. Jau tarpukario Lietuvos kariuomenė buvo paskaičiavusi, kad nepriklausomybės kovų metu kovose fronte žuvo apie 1000 karių, tai yra 1919–1984. Atlikus tyrimą mums pavyko nustatyti 688 karių mirties arba žūties datas. Taip pat Lietuvos karo sanitarija buvo suskaičiavusi, jog karo metu buvo sužeisti 2463 Lietuvos kariai. Čia žinoma tenka pastebėti, kad 19 metų pirmą pusmetį sužeistųjų skaičius itin žemas, dėl to, kad karo sanitarija tik kūrėsi ir ne visi sužeistieji pateko į jų apskaitą. Tačiau remsime šiame tyrime turimais duomenimis, tai yra 2463 sužeisti kariai. Savo ekranuose matote duomenis apie Lietuvos nepriklausomybės karo metu mirusius Lietuvos karius ir sužeistuosius. Mirusieji yra įtraukti visi, kurių mirties data žinoma. Ir mes matome, kad galima išskirti kelis laikotarpius, tai yra 19 metų pirmas pusmetis, kai sužeistųjų yra fiksuojama labai mažai, nes Lietuvos kariuomenės karo sanitarija dar tik kūrėsi. Tai nereiškia, kad kautynių metu nėra sužeidžiami kariai, tiesiog tai reiškia, kad nėra sistemingo krašto apsaugos sistemos
pagalbos teikiamos sužeistiems kariams ir matome tam tikrą kiekį mirčių. Antras 1919 metų pusmetis, tai yra, kai turime iš esmės tokį standartinį 20 amžiaus pirmos pusės laikotarpiui žuvusiųjų arba mirusiųjų ir sužeistųjų santykį, tai yra vienam mirusiam tenka šiek tiek daugiau nei 3 sužeistieji. 20 metų pradžioje, pirmi 3 mėnesiai ypatingai verčia atkreipti dėmesį, nes yra didžiulis kiekis mirčių, bet nėra sužeistųjų. Apskritai tą laikotarpį iki rugpjūčio imtinai mes matome labai mažą kiekį sužeistųjų, kurį fiksuoja Lietuvos kariuomenės karo sanitarija ir ganėtinai didelius kiekius mirčių. Taigi tos duomenys tenka įvertinti atskirai, remiantis kitą metodiką. Na ir matome 20 metų paskutinius 3 mėnesius, tai yra rugsėjį, spalį, lapkritį, kai vėlgi turime intensyvus karinius veiksmus, tai yra didžiulį kiekį žuvusiųjų, palyginti didžiulį kiekį žuvusiųjų ir atitinkamai didelį kiekį sužeistųjų. Jeigu šitos duomenys palyginsime santykiu, taigi vėlgi mes matome tą išsiskyrimą iš duomenų 20 metų pradžioje, sausis, vasaris, kovas, kai yra mirčių, bet nėra sužeistųjų. Ir matome 2 laikotarpius, tai yra 19 metų vasaros pabaiga ir ruduo, kai yra didžiulis kiekis ir sužeistų ir žuvusiųjų, ir lygiai taip pat mirusiųjų. Ir lygiai taip pat matome, kad 20 metų rudenį, rugsėjį, spalį, lapkritį šitas santykis, leidžia teigti, kad vyksta kariniai veiksmai, nes yra abi kategorijos vienodai reikšmingos, tai yra žuvusių ir sužeistųjų. Bet tada siekime įvertinti, kiekgi žuvusiųjų arba mirusiųjų yra žuvę karinių veiksmų metu. Tai tokiu būdu atmetėme nežinomas mirties priežastis, atmetėme tos, kurių priežastis yra žinomas ir jos nesusijusios su kariniais veiksmais. Tai yra mirė nuo plaučių uždegimo, nuo vidurių šiltinės, nelaimingų atsitikimų, aukos, savižudybės, paskendimą ir taip toliau. Na ir likusius 668 karius, kurių pavyko identifikuoti žūties datą, mes pateikėme šioje diagramoje ir palikome sužeistųjų skaičius. Taigi mes matome, kad šitas iššokimas mirčių, kuris yra prieš tai buvusios skaidrėje labai akivaizdus, 20 metų pradžioje jisai dingsta. Na ir karo veiksmus jau galime įvertinti jų intensyvumą daug kritiškiau, daug patikimiau. Lietuvos kariuomenė, jeigu paimsime visus mirusius 1919-20 ir mums žinomus sužeistuosius, nors, kaip minėjau, 19 metų pradžioje dalis sužeistųjų nebuvo apskaityta, ir palyginsime su Pirmo pasaulinio karo valstybių kariuomenių nuostoliais, tai vidurkis bent jau dalies valstybių yra maždaug 2,5 sužeisto vienam žuvusiajam, tai Lietuvos kariuomenės duomenys yra ganėtinai žemi, tai yra vienam žuvusiam tenka ganėtinai nedaug sužeistųjų, tai vadinasi yra perteklinis mirčių skaičius, kai miršta daugiau. Na ir tos kariuomenės, tokios kaip Rumunijos, Turkijos, Italijos, jos Pirmo pasaulinio karo metu susidūrė su didžiuliu karių sergamumu, prasta karo higiena, prasta karo sanitarija, kuri nesugebėjo užtikrinti karių mirtingumą dėl ne su karu susijusių priežasčių. Taigi Lietuvos nepriklausomybės karo atveju taip pat šalia 1000 žuvusių mūšiuose yra apie 1500 mirčių, kurios yra nesusijusios tiesiogiai su kariniais veiksmais, tai yra mirtis dėl plaučių uždegimo, dėl minėtos vidurių šiltinės, dėmėtosios šiltinės, kruvinosios, dizenterijos ir kitų infekcinių susirgimų. Jeigu tuos 668 karius, kurių žūties datą pavyko identifikuoti, vėlgi paskirstysime pagal žūties dienas, mes matome tam tikrą koncentraciją pasikeitusią, tai yra 19 metais didesnį kiekį mirčių matome vasaros pabaigoje ir rudenį, tada 20 metų visas pirmas pusmetis, teisingiau iki pat rugpjūčio mirčių yra labai nedaug, tai yra žūčių yra labai nedaug ir 3 intensyvūs karinių veiksmų mėnesiai, tai yra 20 metų pabaigoje, kaip matome, didelį kiekį koncentracijos žūčių. Sekantis žingsnis, kurį atlikome, tai yra pabandėme identifikuoti dienas, kai vyko kariniai veiksmai. Išskyrėme 3 lygius, tai yra, kai kovoja pėstininkai, arba apskritai yra kariniai veiksmai, kai yra naudojama artilerija ir kai yra naudojama mūšiuose aviacija.
Artilerijos panaudojimą ir aviacijos panaudojimą tomis dienomis mes prilyginame vienetui, tai yra aukštam indeksui, nes artilerija Pirmo pasaulinio karo metu, nepriklausomybės karo metu ir iki šiol yra laikoma savotiškai karo dievu, kuri padaro didžiulius materialinius nuostolius, turi didžiulį naikinamai poveikį. Aviacija taip pat tuo metu jau turėjo didžiulį poveikį, ypatingai psichologinį. Ir nevertiname atskirai kavalerijos veiksmų, nors Lietuvos kariuomenės sudėtyje jau buvo kavalerijos vienetai ir priešo kariuomenės sudėtyje buvo kavalerijos vienetai, bet Lietuvos atveju iš esmės labai pavieniai atvejai, kai kavaleristai kaunasi raiti ir netgi kai kuriais atvejais kavalerijos vienetai neturėjo dar žirgų ir iš esmės žygiavo pėsti ir mūšiuose dalyvavo kaip pėstininkai. Taigi, išskyrus tas dienas, mes tom dienom susteikėme tam tikrą svorį, tai yra, jeigu apskritai vyko kautynės, tai yra 0,5, jeigu tą dieną naudota aviacija arba artilerija, tai dienai suteikėme svorį vienetas. Ir visą tai mes transformavome į diagramą, matome, kuriomis dienomis, kuriais periodais kariniai veiksmai vyko naudojant aviaciją arba artileriją, kuriomis dienomis vyko kariniai veiksmai jos nenaudojant, ir matome tarpus, kai iš vis kariniai veiksmai intensyvūs nevyko, nebent pavieniai jau minėti žvalgų ir sargybos postų susišaudymai. Prie to sudėjome visus duomenis kartu, tai yra būtent žuvusių ir sužeistųjų skaičius ir karinius veiksmus, kai yra kovojama tomis dienomis, pridėjome žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius. Du žuvusiuosius prilyginame skaičiai vienetas, 7 sužeistuosius pagal santykį Pirmo pasaulinio karo prilyginame irgi vienetui. Ir paskutinėme stulpelėje raudonos spalva mes matome tų indeksų arba verčių sumą. Ir matome, kad pati didžiausia reikšmė yra 1920 metų spalis, tai pagal mūsų pasirinktą metodiką. Tai mėnuo, kai vyko intensyviausiai kariniai veiksmai, tai yra daugiausiai dienų kautasi, daugiausiai dienų naudota artilerija ir arba aviacija, daugiausiai žuvusių ir sužeistųjų. Ir ta suma leidžia mums atsiremti, kad tai yra intensyviausias mėnuo, kai karas yra intensyviausias ir tai yra vienetas, laikant, kad taika arba paliaubos arba išvis nevykstantis kariniai veiksmai tai yra 0. Ir atsiremiant į 1920 metų spalį, mėlyna spalva pažymėtas stulpelis, galime išskirti visus du metus, paskirstyti skirtingais mėnesiais, kada koks vyko intensyvumas. Tai vėlgi matome žaliai pažymėtus stulpelius, tai yra 19 metų gruodis ir 20 metų pirmieji mėnesiai iki pat rugpjūčio yra labai žemas intensyvumas, labai neintensyviai kovojama. Matome intensyvius karinius veiksmus 1920 m. rugsėjį, spalį, lapkritį, lygiai taip pat 1919 m. liepą, rugpjūtį, rugsėjį ir lapkritį, tai yra pirmieji 3 mėnesiai Lietuvos kariuomenės puolimai Daugpilio fronto prieš Raudonąją armiją, lapkričio mėnuo yra susijęs su Lietuvos kariuomenės veiksmais prieš bermontininkus. Ir yra 1919 sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesiai, kai kuriais atvejais ypatingai pavasarį, dėl gamtinių sąlygų kariniai veiksmai iš viso buvo sustoję. Tai fiksuojama ir dokumentuose, ir prisiminimuose, tiesiog dėl pavasario polaidžio kariuomenės negalėjo judėti. Greta tenka konstatuoti, kad indeksai intensyvumai yra žemesni, todėl kad nefiksuojami yra sužeidimai dėl karo santykinės nebuvimo. Ir šitie skaičiai keistųsi, jeigu būtume įvertinę ir pridėję tuo metu Lietuvos kariuomeniai talkinusius Vokietijos karius, tai yra saksų savanorius vadinamosius, jų veikla vėlgi nebuvo įtraukta į apskaitą, jų nuostoliai ir jų karinis veikimas nebuvo įtraukti. Taigi mūsų apibendrinimas šioje diagramoje, tai yra intensyviausiai kariniai veiksmai, išsiskiria ir matome tuos laikotarpius, kuriais kariniai veiksmai buvo labai neintensyvus arba iš viso jie nevyko. Taigi tiek šiam kartui apie Lietuvos karo istoriją tarpukariu, iki sekančių susitikimų ir pokalbių kitomis Lietuvos karo istorijos aktualiomis temomis. Iki greito. Mintimis su jumis dalinasi karo istorikas, Klaipėdos universiteto, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas daktaras Vytautas Jokubauskas.